vengti pasikartojančių klausimų ir tiksliau bei sistematiškiau juos atsakyti. Ir klausimus galėsite užduoti tiek žodžiu, tiek juos parašyti pokalbių skiltyje. Ir kaip ir minėjo Urtė, šitas pranešimas ir įrašas bus išsaugoti ir su kiekvienu iš jūsų čia prisijungusiu bus pasidalinta. Taip pat jūs jį galėsite rasti mūsų internetinėje svetainėje, taigi galėsite pasidalinti ir su savo kolegomis. Tai būtų tiek įžangos ir tada pereinu prie pagrindinės informacijos liečiančios būtent išplėstinės praktikos vaistininkų licencijuojamos veiklos priežiūrą. Tai, kaip jau ir minėjau, prieš 5 metus išplėstinės praktikos vaistininkai buvo pradėti licencijuoti ir pagrindinė informacija, kuri kyla ne tik jum, bet ir visiems specialistam, kurie turi licenciją, tai ar licencija turi savo galiojimo terminą ir koks jisai yra. Tai mums skambinant ir rašant visą laiką vis dar girdim tą sakymą, kad mano licencija galioja iki tada ir tada. Tai tiesiog norim pasakyti ir dar kartą atkreipdėmėsi, kad licencija galiojimo termino neturi. Tiesiog kas 5 metus nuo licencijos išdavimo dienos yra vykdoma licencijuojamos veiklos priežiūra. Ir tas 5 metų laikotarpis visą laiką yra skaičiuojamas nuo licencijos išdavimo dienos. Tai skaidrėje galite matyti pavyzduką, kad jeigu jums licencija yra išduota 2021 m. birželio 25 d., tai atsiskaitomasis laikotarpis 5 metų bus nuo 2021 m. birželio 25 dienos iki 2026 m. birželio 25 dienos. O dokumentus licencijuojamos veiklos priežiūrai asmuo gali pateikti 5 metai, tai yra atsiskaitomasis laikotarpis, plus 1 mėnesis. Šitas laikotarpis yra jau vėliausias terminas, kada teisės aktai numato, kad asmuo turi pateikti dokumentus licencijuojamos veiklos priežiūrai. Ir pateikus dokumentus licencijuojamos veiklos priežiūrai, jie yra peržiūrimi, apie tai kalbėsiu vėliau, tačiau tas terminas tiek licencijos kitos datos pateikimo, sakysim, dar praėjus 5 metam, jisai vis tiek bus skaičiuojamas nuo licencijos išdavimo dienos. Tai yra kitas 5-metis bus 2031 m. Liepos 25 diena, nepriklausomai nuo to, kada buvo įvykdyta paskutinė licencijos priežiūra. Nes, kaip toliau sakysiu, gali būti nustatyti trūkumai, tai priklauso, kiek laiko užima pateiktus dokumentus įvertinti ir panašiai. Tai dar kartelį akcentuoju, kad licencija galiojimo termino neturi, yra vykdoma licencijuojamos veiklos priežiūra ir kas 5 metai nuo licencijos išdavimo dienos yra teikiami dokumentai būtent tai priežiūrai įvykdyti. Tai kokiegi pagrindiniai dokumentai reikalingi pateikti, tai šiuo metu licencijuojamos veiklos priežiūrai reikia pateikti darbo stažą įrodančius dokumentus ir kvalifikacijos tobulinimosi dokumentus. Nei rinkliava, nei medicininė pažyma yra neimama ir jos pateikti nereikia. Tai yra 2 dokumentai - darbo stažas ir kvalifikacijos tobulinimas, kas atspindi specialisto licencijuojamą veiklą ir jos priežiūrą. Šiuo metu
dokumentus licencijuojamos veiklos priežiūrai vis dar reikia pateikti į Licrec sistemą. Tai yra, nors ir pradėjo veikti kompetencijų platforma, apie ją pakankamai plačiai pristatysiu šiek tiek vėliau ir pakalbėsiu. Tačiau pats licencijavimo procesas ir licencijuojamos veiklos priežiūra vyksta Licrec sistemoje. Ir taip kaip jūs kiekvienas kreipiatės licenzijos per elektroninius valdžios vartus prisijungdami prie šio portalo, taip ir dabar turite prisijungti prie šio portalo ir pateikti bent jau pranešimą licencijuojamos veiklos priežiūrai. Jeigu jūsų visi kvalifikacijos tobulinimo dokumentai, pažymėjimai yra kompetencijų platformoje, arba sukelti, arba jau pateikti organizatorių, tai papildomai jų dubliuoti, skenuoti, fotografuoti ir teikti į licencijavimo portalą, į Licrec, nereikia. Lygiai taip pat, jeigu visi duomenys apie įdarbinimą yra suvesti kompetencijų platformoje, taip pat įdarbinimo darbdavio pažymos teikti neprivaloma, tai yra pažyma gali būti neteikiama, tačiau apie tai dar akcentuosiu ir detaliau papasakosiu kitoje skaidrėje, kad visiems būtų aišku, ką reiškia detaliai pateikti duomenys. Tai kalbant apie kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus pateiktus į kompetencijų platformą, labai norim atkreipti dėmesį ir paprašyti kantrybės, kad kompetencijų platformoje pateikti pažymėjimai bus vertinami eilės tvarka pagal tai, kaip asmuo pateiks būtent pranešimą į Licrec sistemą dėl licencijuojamos veiklos priežiūros. Tai yra tik tada, kai asmuo pateiks pranešimą licencijuojamos veiklos priežiūrai ir pradėjus vertinti jo dokumentus, mūsų specialistai atitinkamai jungiasi ir prie kompetencijų platformos ir tada sužiūri, suvertina kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. Tik tai noriu akcentuoti, kad kompetencijų platformoje mes vertinsime tik tuos pažymėjimus, kurie yra susiję su išplėstinės praktikos vaistininko veikla. Kadangi išplėstinės praktikos vaistininkai tikrai yra tokie, kaip čia pasakyti, šiek tiek kitokie specialistai dėl to, kad jie turi 2 licenzijas ir tos 2 licenzijos būtent reikalingos būti išplėstinės praktikos vaistininkais, o vaistininkų turimas licenzijas prižiūri ne akreditavimo tarnyba, o valstybinė vaistų kontrolės tarnyba ir tiek licenzijavimą, tiek priežiūrą. Tai gaunasi, kad jūs priklausote tarsi 2 institucijom ir jūsų veiklą prižiūri 2 institucijos. Tai mes atsakingi už jūs kaip už išplėstinės praktikos vaistininkus ir dėl to kompetencijų platformoje galime vertinti tik tuos pažymėjimus, kurie yra susiję ir skirti būtent išplėstinės praktikos vaistininkam. Tai jeigu tikslinė grupė, sakysim, pažymėjime bus nurodyta tiek vaistininkam, tiek išplėstinės praktikos vaistininkam, mes dažniausiai suvertiname tiek tų pažymėjimų, kad mums užtektų jūsų išplėstinės praktikos vaistininko licencijuojamos veiklos priežiūrai įvykdyti. Tai apie pažymėjimų atsiradimą, matymąsi ir jų vertinimą ir valandų skaičiavimą kompetencijų platformoje irgi toliau bus visa informacija. Tai dabar pereinu prie darbo stažo.
Tai matyt, kaip ir vaistininkams žinote, kad šiuo metu teisės aktai numato, kad licencijuojamos veiklos priežiūrai užtikrinti yra reikalinga ne mažiau kaip 3 metai per paskutinius 5 metus, tai yra per tą atsiskaitomąjį laikotarpį, arba gali būti išdirbta paskutiniai pilni 2 metai. Tai paskutiniai pilni 2 metai vertinami būtent atsiskaitomojo penkmečio. Tai jeigu licenzija yra gauta, kaip ir buvo pavyzdį, 2021 metų birželio 25 dieną, tai išdirbtas laikotarpis turėtų būti nuo 2024 metų birželio 25 dienos iki 2026 metų birželio 25 dienos. Tai skaitosi, kad tai yra pilni paskutiniai 2 metai atsiskaitomojo laikotarpio. Ir kaip darbo stažas yra įskaitoma, tai yra teisėta veikla, yra laikoma tik tada, kai specialistas dirba būtent asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turinčio licenciją teikti atitinkamas paslaugas, kurių teikime dalyvauja tas specialistas. Tai kadangi jūs esate tiek vaistininkai, tiek išplėstinės praktikos vaistininkai, tai išplėstinės praktikos vaistininkų jūsų teisėta veikla skaitysis tik tada, kai jūs dirbsite vaistinėje, kuri turi ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti išplėstinės praktikos vaistininko paslaugas. Jeigu jūs dirbsite tik vaistinėje, kuri tos licencijos neturi, tai ši veikla jum kaip teisėta praktika neužsiskaitys. Ir taip pat labai svarbu teisingai suvesti duomenis čia jau darbdaviam į kompetencijų platformą, apie tai irgi detaliai parodysiu ir pašnekėsiu šiek tiek vėliau. Tai kaip ir minėjau, jeigu duomenys apie jūsų įdarbinimą yra pilnai suvesti kompetencijų platformoje, tai atskiros darbdavio pažymos teikti nebūtina. O jeigu nėra suvesti arba keitėt darbą ir tie duomenys kompetencijų platformoje tiesiog negali atsispindėti, nes suvesti juos gali darbdavys tik tai tuos duomenys, jeigu jūs šiuo metu dirbate toje įstaigoje, atbulinė data jūsų buvę darbdaviai duomenų į kompetencijų platformą suvesti negali. Tai tokiu atveju jūs turite gauti pažymas iš savo buvusių darbdavių ir būtent tas dokumentas, pažyma iš darbdavio, patvirtinanti jūsų sveikatos priežiūros praktiką, yra laikytina darbdavio išduota pažyma, kurioje turi būti nurodyta, nuo kada iki kada, kokiu juridiniu pagrindu ir pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbote ir dirbate būtent toje įstaigoje. Ir jeigu ta pažyma yra teikiama pasirašyta elektroniniu parašu, tai kartu su pažyma privaloma pateikti ir būtent tą pažymą, parašą įrodančius dokumentus, tai yra elektroninio dokumentų nuorašas su metaduomenimis. Jeigu išplėstinės praktikos vaistininkas negali įrodyti savo darbo stažo, tai yra jisai nesivertė išplėstinės praktikos veikla ne mažiau kaip 3 metus per atsiskaitomąjį 5 metų laikotarpį arba paskutinius 2 metus, tada teisės aktai numato, kad jis turi pateikti 36 valandų neformaliojo švietimo programą imunoprofilaktikos pagrindai, kurios pakanka užskaityti profesinės kvalifikacijos privalomą ir papildomą tobulinimo trukmę. Tai yra asmuo
privalo išklausyti vėl tą pačią 36 valandų atnaujintą programą, kurią jūs turėjote išklausyti, norėdami gauti licenciją. Taip pat kyla daug klausimų, todėl paminėtina, kad vaiko priežiūros atostogų laikotarpis įsiskaito į teisėtą darbo praktiką, jeigu asmuo išėjo, būdamas oficialiai įdarbintas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, būtent pagal licenciją nurodytą profesinę kvalifikaciją, tai jūsų atveju kaip išplėstinės praktikos vaistininkas. Ir taip pat, kaip ir minėjau, darbovietės keitimas darbo stažo įrodymui įtakos neturi. Tai yra, jūs tuos 3 metus galite būti atidirbę ir keliose skirtingose darbovietėse. Taip pat darbo stažo įrodymui neturi įtakos ir darbo krūvis. Šiuo metu teisės aktai nenumato niekaip ir jūs galite išplėstinės praktikos vaistininku dirbti tiek ir pusę etato, tiek ir 0,1 etato. Tai neturi įtakos jūsų darbo stažai licencijuojamos veiklos priežiūrai įrodyti. Ir kaip jau minėjau, kad duomenys į kompetencijų platformą suveda tik darbdaviai, jūs patys tų duomenų suvesti negalite, tačiau galite prisijungę prie kompetencijų platformos juos pasitikrinti ir pasižiūrėti, ar tie duomenys yra suvesti. Ir jeigu jie nėra suvesti arba suvesti netiksliai, neteisingai, tai galite kreiptis į savo darbdavį ir paraginti jį arba suvesti tos duomenis, arba patikslinti tos duomenis. Ir dabar trumpai pereinant dėl kvalifikacijos tobulinimo apimčių, tai išplėstinės praktikos vaistininkam privalomo tobulinimo trukmė yra trumpiausia iš visų sveikatos priežiūros specialistų, tai kas 5 metus jūs turite pasitobulinti ne mažiau kaip 16 valandų. Ir matyt, visi jau žinote iš vaistininko licencijos priežiūros, kad jau keletas metų yra nustatyta būtent tobulinimasis skirtingose kompetencijų grupėse. Tai kaip ir vaistininkam, taip ir išplėstinės praktikos vaistininkam galioja tos pačios 3 kompetencijų grupės, tai klinikinės specialybinės kompetencijos, bendrosios klinikinės specialybinės kompetencijos ir bendrosios neklinikinės nespecialybinės kompetencijos. Ir pasiskirstymas procentais išlieka lygiai toks pat. Tai yra klinikinės specialybinės kompetencijos ne mažiau kaip 60%, o bendrosios neklinikinės nespecialybinės kompetencijos ne mažiau kaip 10%. Ir lentelėje specialiai įdėjome lentelę, kad būtų jau vaizdžiai ir aiškiai. Matosi, kad bendrųjų kompetencijų turi sudaryti ne mažiau kaip 1,6 valandos, o klinikinių specialybinių ne mažiau kaip 9,6 valandos. Tai jeigu apvalinant, tai klinikinių 10 valandų, bendrųjų 2 valandos. Ir taip pat 30% gali, bet nebūtina būti sudaryti būtent bendrosios klinikinės specialybinės kompetencijos. Tai vat būtent šitoj vietoj ir gali tos 5 valandos būti arba mažiau, būtent tos valandos, kurios yra skirtos vaistininkam. Ir tuo pačiu norėčiau paminėti, nes dabar jau pradėjus vertinti dokumentus, pastebėjome, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, tas, kuris ir rengia išplėstinės praktikos vaistininkus, yra parengęs ir organizuoja 16 valandų tobulinimosi programą. Tai tarsi ta 16 valandų ir yra skirta tai licencijuojamos veiklos priežiūrai per 5 metus atlikti.
Išplėstinės praktikos vaistininko kompetencijų atnaujinimas, rinktiniai klausimai. Bet norime pastebėti, kad pasižiūrėję programos aprašyme suteikiamas valandas ir jų pasiskirstimą pagal kompetencijų grupes, bendrosioms neklinikinėms nespecialybinėms kompetencijoms yra skirta tik 1 valanda. Tai pagal ministro nustatytą tvarką, kadangi nuo 16 valandų turi būti ne mažiau kaip 10%, tai asmenims baigusiems šitą programą mes vis tiek reikalausim dar papildomos 1 valandos, būtent bendrųjų neklinikinių nespecialybinių kompetencijų. Toliau kalbant apie kvalifikacijos tobulinimą, tai išplėstinės praktikos vaistininkam privalomasis tobulinimas yra netaikomas. Tai yra jums būtent išplėstinės praktikos vaistininko licencijuojamai priežiūrai nereikia pateikti tobulinimuose nei viena privaloma tema. Tai nei pirmoji medicinos pagalba, nei infekcijų kontrolė, nei profesinės etikos principai ir temos. Pirmą pagalbą jūs privalot pateikti ir baigėt tęsiantis vaistininko licenciją. Tai būtent išplėstinės praktikos vaistininkui mes tokio reikalavimo nėra. Tai jūs turite pateikti tik tai tas 16 kvalifikacijos tobulinimo valandų per 5 metus pagal pirmiau minėtas 3 kvalifikacijos tobulinimo kompetencijų grupes. Ir nežinau, kiek tai aktualu būtent išplėstinės praktikos vaistininkam, nes per 5 metus jūs pasitobulinti turite tikrai nedaug, nes ir jūsų tas veiklos apimtis nėra tokia didelė ir plati, bet tiesiog bendram tokiam žinojimui, tai kad įskaitomos tik teisės aktų reikalavimus atitinkančios tobulinimosi programos, tai yra suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija ir šiuo metu visas tas sąrašas tų suderintų programų ir iš jų organizuojamų renginių yra skelbiama kompetencijų platformoje. Anksčiau buvo skelbiama meta sistemoje, dabar kompetencijų platformoje. Ir taip pat suderintomis laikomos ir tobulinimo programos, kurias vykdo atitinkamus sveikatos specialistus rengiantis ir jų kvalifikaciją suteikiančios švietimo institucijos. Tai jūsų atveju tai būtų Lietuvos sveikatos mokslo universitetas, kuris rengia būtent išplėstinės praktikos vaistininkus. Tai ir universiteto organizuojamos visos programos, jos oficialiai nėra derinamos su Sveikatos apsaugos ministerija, tačiau jos yra tinkamos ir jos taip pat yra skelbiamos kompetencijų platformoje. Ir taip pat pagal kvalifikacijos tobulinimo aprašą jūs lygiai taip pat kaip ir visi kiti sveikatos priežiūros specialistai galite tobulintis kitose valstybėse, tik tiek, kad tas tobulinimas irgi turi būti skirtas išplėstinės praktikos vaistininkam. Tai nelabai žinau, ar tokie specialistai kitose valstybėse narėse yra. Tai tiesiog, bet ta galimybė kitose šalyse tobulintis ir tą tobulinimąsi užskaityti taip pat yra numatyta teisės aktais. Tai čia trumpai tiesiog žiniai galėsit susipažinti su ta informacija ir vėliau. Tai tobulinimasis, kaip žinot, tobulinimų formų yra labai daug ir įvairių, tai ne tik kvalifikacijos tobulinimo kursai ir konferencijos, tai gali būti ir paskaitos skaitimas, ir kažkokių užsiėmimų rengimas, ir užskaitoma ir mokslinių pranešimų rengimas. Tai čia sudėta tos valandos kaip tie kvalifikacijos tobulinimo renginiai ir formos kitos negu
konferencija ar programa yra užskaitomos ir visa pilna informacija lentelių pavidalu ir prilyginimu ir koks kvalifikacijos tobulinimo, kokia forma užskaitoma kiek valandų, jūs galite rasti mūsų internetinėje svetainėje. Tai va čia truputėlį prašoksiu ir vat mūsų tarnybos svetainėje yra skyrelis, jeigu einant meniu veiklos sritys, specialistų licenzijavimas ir spaudo numeriai ir apie tobulinimosi tvarką. Tai apie tobulinimosi tvarką čia yra sudėti tiek teisės aktai, tiek mūsų iš tų teisės aktų parengta medžiaga, palyginimas buvusios senos ir dabar naujos tvarkos. Tai galbūt jums ta informacija pravers ir bus aktuali, sakysim, tęsiantis vaistininko licenciją. Neabejoju, kad valstybinė vaistų kontrolės tarnyba taip pat skelbia tokią informaciją, bet tiesiog dalinuosi ir informaciją, kur yra mūsų tinklalapyje. Tai grįžtant truputį atgal, pereinu prie pačios tvarkos. Tai ta tvarka yra standartinė, kaip ir minėjau. Jūs pateikėte šiuo metu į LICREX sistemą pranešimą apie licenzijuojamos veiklos priežiūrą. Tada asmenys, kurie vertina jūsų pateiktus pranešimus, įvertina ir jeigu yra nustatomi trūkumai, tai licenzijos turėtojai suteikiama 90 kalendorinių dienų tiems trūkumams pašalinti. Jeigu per šį terminą trūkumai nėra pašalinami, tai licenzija gali būti stabdoma ir tada per metus laiko jūs tą licenciją galite atsinaujinti, pateikdami tuos trūkstamus dokumentus, dėl kurių licencija buvo sustabdyta. Ir apie nustatytus trūkumus visada informuojame elektroniniu paštu, todėl labai prašome kantriai laukti pranešimo, nes mūsų tarnyba vertina ir aptarnauja tikrai pakankamai didelį kiekį sveikatos priežiūros specialistų. Tai vien tik tai naujai pradėtų licenzijuoti asmens sveikatos priežiūros specialistų, į kurių grupę įeina ir išplėstinės praktikos vaistininkai, yra 13 profesinių kvalifikacijų, per 5 metus jų buvo sulicencijuota beveik 20 000, tai šiuo metu būtent ta priežiūra jau pradėta vykdyti, tai tiesiog prašom kantrybės, tikrai jau pradėta ir vertinamos tos paraiškos, stengiamasi pateiktą paraišką įvertinti per mėnesį laiko. Tačiau jeigu šiek tiek užtrunka, kaip ir minėjau, tai įtakos jūsų licenzijos galiojimui neturi. Svarbiausia yra pateikti dokumentus licenzijuojamos veiklos priežiūrai ir kantriai laukti mūsų įvertinimo ir susisiekimo. Registruojantis į renginį, mačiau, buvo klausimas, jeigu asmuo nevykdo veiklos ir jisai praranda išplėstinės praktikos vaistininko licenciją, ar jisai galės gauti tą licenciją vėl iš naujo. Tai, kaip ir minėjau, jeigu dokumentai licenzijuojamos veiklos priežiūrai nepateikiami arba jie pateikiami nepilni ir per tą 90 kalendorinių dienų terminą trūkumai nepašalinami, tai pirmiausiai ta licencija yra stabdoma. Tada, jeigu per metus laiko trūkumai taip pat yra nepašalinami ir asmuo nesikreipia dėl licencijos galiojimo atnaujinimo, tai ta licencija yra panaikinama, o naujai licencijai žmogus kreiptis gali visada. Tai jūsų atveju naujos licencijos gavimui bus 2 sąlygos. Tai galiojanti vaistininko licencija
ir minėta 36 valandų mokymosi programa skirta išplėstinės praktikos vaistininkui, kuri turės būti išklausyta ne vėliau kaip prieš 2 metus. Ir šitą skaidrę jau rodžiau. Ir tada trumpai pereinu prie kompetencijų platformos. Nežinau, kiek jūsų jau esate susipažinę su ja, tikiuosi, kad dauguma. Tai matyt, žinot, kad kompetencijų platforma pagrindė yra skirta būtent rinkti ir kaupti visų sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimuose dokumentus. Ir taip pat joje yra asmenų įdarbinimo informacija bei kiekvienas specialistas turi savo paskyrą, tokią kaip papkelę, kurioje gali matyti ir kitus savo duomenis. Tai vienas iš tų duomenų yra, galite matyti visus turimus diplomus kompetencijų platformoje, kurie tiesioginės integracijos būdu ateina iš diplomų ir atestatų registro. Ir kalbant apie diplomus, norim paminėti ir paaiškinti, kad diplomų jūs patys įkelti kompetencijų platformą negalite, nes, kaip ir minėjau, jie ateina tiesioginės integracijos būdu iš diplomų ir atestatų registro. Ir jeigu kompetencijų platformoje savo diplomų nematote, tai turėtumėte kreiptis į švietimo instituciją, kurioje baigėte vieną ar kitą mokymo programą ir gavote diplomą, ir prašyti jų, kad jie suvestų. Jeigu tai yra pakankamai senai baigti mokymai, tai tų diplomų, tiesiog diplomų ir atestatų registre gali ir nebūti, ir švietimo institucija senų diplomų nebeveda, nes dalis senų diplomų buvo skaitmenizuoti ir jie patekę yra į diplomų ir atestatų registrą, tačiau tikrai ne visi. Tai nei mes, kaip akreditavimo tarnyba, nei valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, nei jūs patys, nei jūsų darbdaviai tų diplomų į kompetencijų platformą suvesti negali. Kur ieškoti informacijos? Tai jeigu prisijungsite prie mūsų tarnybos internetinės svetainės, meniu pačiam gale galite rasti sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformą ir prisijungę prie pačios kompetencijų platformos viršuj bus mygtukas pagalba ir paspaudus tą pagalbą galima rasti visas instrukcijas, tiek filmuotą medžiagą, gyvus diegėjų aiškinimus, kaip naudotis kompetencijų platformą, tiek mokymosi medžiagą PDF formatu. Ir toliau, kaip ir minėjau, kad visos suderintos programos ir iš jų organizuojami renginiai yra skelbiami kompetencijų platformoje, tai va čia galite matyti, prisijungę, jūs rasite visą sąrašą suderintų programų ir jas galite filtruotis pasirinkdami tikslinę grupę, sakysim, jūsų atveju tai yra išplėstinės praktikos vaistininkam, įvedus ir paspaudus ieškoti, jums išmes visus renginius, visas programas suderintas, kurių tikslinė grupė ir kurios yra skirtos būtent vaistininkams. Tai yra išplėstinės praktikos vaistininkams. Ir toliau iš tų suderintų programų yra organizuojami renginiai, tai yra jau su konkrečiom datom, ir irgi renginių paieškoje galite įsivesti paieškos skiltis ar
galimybės ieškotis pagal tam tikrus kriterijus yra tikrai pakankamai plačios, tai tiesiog susivedę jums reikiamą įdomią informaciją ar pagal tikslinę grupę, ar pagal datą, ar pagal temos pavadinimą, galite susirasti ir planuotis tuos renginius, kurie jum yra įdomus ir aktualūs. Tada pereinu prie sukauptų valandų skaičiuoklės, kas taip pat yra kompetencijų platformoje. Ir čia matote, kad kad ta sukauptų valandų skaičiuoklė, jinai skaičiuoja visus specialisto turimus pažymėjimus. Ir buvo ne vienas klausimas, ar jeigu vienas pažymėjimas buvo panaudotas, sakysim, išplėstinės praktikos vaistininko licencijuojamos veiklos priežiūrai, tai ar jisai galės būti panaudotas, sakysim, vaistininko priežiūrai. Tai vat, būtent tiek kompetencijų platforma, tiek sukauptų valandų skaičiuoklė, jinai kaupia jūsų visus pažymėjimus ir pagal tuose pažymėjimuose nurodytą tikslinę grupę, jinai tiesiog suskaičiuoja tas valandas pagal tai, kokią licenciją jūs pasirinksite. Matote viršuje, aš pavyzdžiui pateikti būtent ir pasirinkau išplėstinės praktikos vaistininką vieno asmens ir tiesiog matosi, kad jam tada išmeta būtent pagal išplėstinės praktikos vaistininkui skirtų jo surinktų kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų nurodytas valandas ir kaip suskaičiuoja. Čia matosi viršui, kad yra nurodyta, kad jam privaloma 16 valandų, jis yra surinkęs ženkliai daugiau. Ir dešiniam viršutiniam kampe matote, rodo atsiskaitomąjį laikotarpį. Per vidurį rodo, kokiai licencijai yra vykdoma ir skaičiuojamos tos valandos. Ir taip asmuo gali ir pats prisijungęs prie kompetencijų platformos pasitikrinti, kiek jisai valandų yra surinkęs, pagal kokias kompetencijas ir ar jam dar kažko tai trūksta. Kaip ir minėjau pranešimo pradžioj, kad mes kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, tuos, kuriuos įkels patys specialistai, pradėsim vertinti tik tai tada, kai bus pateiktas pranešimas licencijuojamos veiklos priežiūrai. Tačiau skaičiuoklė rodo ir preliminarius skaičiavimus, netgi jeigu tie pažymėjimai yra nesuvertinti. Tačiau aišku, juos suvertinus skaičiavimas gali šiek tiek skirtis. Tačiau pagrindinis akcentas yra galbūt tai, kad svarbiausia yra nurodyti teisingai būtent pažymėjimo tikslinę grupę, tai yra kam tas kvalifikacijos tobulinimo renginys yra skirtas. Ir jeigu jūs dalyvavote renginyje, kuris buvo skirtas tiek vaistininkui, tiek išplėstinės praktikos vaistininkui, tai būtent keliant jau savarankiškai tą pažymėjimą į kompetencijų platformą, būtina ir reikia nurodyti būtent abi kvalifikacijas ir tada jisai užsiskaitys tiek vaistininkui, tiek išplėstinės praktikos vaistininkui. Jeigu pažymėjimas, pavyzdžiui, buvo skirtas tik išplėstinės praktikos vaistininkui, tai vaistininkui to pažymėjimo užsiskaitys, pateks į bendrasias tas kompetencijas, tai yra į tą 30% ir atvirkščiai. Jeigu, pavyzdžiui, renginys buvo skirtas tik vaistininkam, tai išplėstinės praktikos vaistininkam, tada tos valandos pateks irgi į bendrasias klinikinės specialybinės kompetencijas. Ir einant toliau, va čia galite matyti, kaip atrodo specialistų visi sukaupti pažymėjimai. Ir kaip ir minėjau, kad skaičiuoklė atsispindi ir dar neįvertintos valandos. Ir toliau
Čia galite matyti, kad kaip ir kalbėjau, kad specialistas tuos pažymėjimus, kurių nėra kompetencijų platformoje, tai yra gautus iki 2025 metų, gali pats, jeigu nori, gali pats suvesti į kompetencijų platformą, tai prisijungus prie kompetencijų platformos, skiltelėje mano pažymėjimai, dešiniame viršuje spaudžia mygtuką įkelti pažymėjimą ir užpildo reikiamus laukus. Jeigu tai yra pažymėjimas skirtas, būtent gautas iš tobulinimosi programos arba konferencijos, tai pasirenka kiti tobulinimąsi patvirtintys pažymėjimai, o žemiau galite matyti dar vieną opciją, tai yra tobulinimas, kuris nėra patvirtinamas pažymėjimais. Tai būtent šita opcija yra skirta minėtiems kvalifikacijos tobulinimo formoms, tokioms kaip skaitytas pranešimas, rengtos praktinės užduotys, sakysim, galbūt asmuo kažkur tai papildomai mokėsi ir įvairiom kitom formom, kurių jau organizatoriai nesukelia į kompetencijų platformą. Ir dar gal toks vienas paminėjimas, tai kad kai jūs suvedate pažymėjimus į kompetencijų platformą, tai jūs juos galite redaguoti, tačiau ištrinti galimybės nėra. Mes taip pat galime juos redaguoti, todėl nereikia pergyventi, jeigu jūs suvedėte duomenis ir galvojate, kad tie duomenys yra neteisingai arba netiksliai suvesti, nežinojote, kiek kokiom grupėm priskirti valandų, nes iki naujai tvarkai įsigaliojant pažymėjimuose tikrai nebuvo tų kompetencijų ir kompetencijom priskiriamų valandų nurodyta. Tai pergyventi nereikia, mes vertinant pažymėjimą galime juos redaguoti, arba jeigu informacija suvesta visiškai netiksliai, arba tai yra netinkamas pažymėjimas, arba prikabintas ne tas pažymėjimas, arba prikabintas pažymėjimas blogos kokybės, kur visiškai nesimato koks tai kvalifikacijos tobulinimo renginys, tai tada mes galime atmesti tą pažymėjimą, nurodant atmetimo priežastį ir jūs tada turėsite galimybę pateikti jį iš naujo. Ir nežinau, kaip vertina valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, nes diegiant kompetencijų platformą, jie su mumis glaudžiai bendradarbiavo, bet kiek mes žinome, jie pasirinko šiek tiek kitokį licencijavimo modelį ir pažymėjimai iš kompetencijų platformos tiesiogiai patenka į jūsų licencijavimo sistemą VAPRI. Tuo tarpu mes dirbame pačioje kompetencijų platformoje, mūsų pažymėjimai nekeliauja į LICREX sistemą ir mes juos vertinam ir išrašus formuojame būtent kompetencijų platformoje. Tai nežinau, kaip valstybinė vaistų kontrolės tarnyba aktyviai suvertins ir vertina jūsų tuos pateiktus pažymėjimus. Ir čia dar noriu parodyti galimybę, kad jeigu yra poreikis, jūs galite tiesiog atsispausdinti visus, susiformuoti išrašą ir atsispausdinti visus kompetencijų platformoje sukauptus pažymėjimus. Tiesiog jeigu jūs norite turėti arba jums kažkam reikia pateikti, galbūt darbdaviui, galbūt kažkokiam konkurse dalyvaujate, tačiau to išrašo spausdinti ir teikti papildomai į LICREX sistemą tikrai nereikia. Tai yra padaryta jūsų patogumui, kadangi tie pažymėjimai tapo
ir tampa elektroniniais, tai kuo toliau, tuo mažiau tų PDF formatų liks. Tai tiesiog tai yra jūsų patogumui, kad jūs galėtumėte susiformuoti, susigeneruoti ir atsispausdinti tą sąrašą ir turėti savo. Ir dabar labai trumpai, bet ką ir minėjau apie įdarbinimo duomenis. Tai viršui galite matyti, kad į kompetencijų platformą tiesioginės integracijos būdu ateina duomenys iš sodros. Ir čia yra visi duomenys, kur jūs dirbot ir kokiu laikotarpiu. Tačiau šitie duomenys nereiškia, kad tai yra pilni duomenys atspindintis jūsų darbinę profesinę veiklą, dėl to, kad iš šitų duomenų nematyti nei kokiose pareigose, nei pagal kokią profesinę kvalifikaciją, nei kokiu krūviu jūs dirbote. Tai jeigu jūs prisijungia prie kompetencijų platformos, tik matote, ir tai yra viena iš dažniausiai pasitaikančių klaidų, kai mato, kad va, tie duomenys atėję iš sodros, jie yra kompetencijų platformoje ir specialistas tvirtina, kad kodėl mes prašome darbdavio pažymos, jeigu tie duomenys kompetencijų platformoje yra. Tačiau paspaudus viršutinį, kur matot, kad yra dirba nuo iki dabar, tai yra, reiškia, šiuo metu specialistas dirba toje įstaigoje, tai yra Eurovaistinė, ir paspaudus būtent ant to laukelio atsidaro jau detalūs duomenys, atsidaro jau detalūs asmens duomenys, kur galima matyti, kad žmogus dirba, kad žmogus kokia apimtimi ir kokiais krūviais yra sudarbintas būtent tose pareigose. Va čia galite matyti, aš pabandžiau paieškoti asmens, kur įdarbintas pakankamai daug, ir vat matote, kad vienos pareigos yra išplėstinės praktikos vaistininkas, kitos pareigos yra vaistininkas. Tik tai jau čia vat ir darbdaviam galima būtų atkreipti dėmesį, kad duomenys suvesti neteisingai, nes, pavyzdžiui, yra pasirinkta, kad profesinė kvalifikacija, pagal kurią žmogus dirba, yra išplėstinės praktikos vaistininkas, tuo tarpu jo pareigos yra vaistininkas. Tai būti negali, nes jeigu profesinė kvalifikacija yra išplėstinės praktikos vaistininkas, tai jis ir turėtų užimti pareigas būtent išplėstinės praktikos vaistininko, bet ne vaistininko. Tai čia būtų gal žinutė darbdaviams, kad tuos duomenys tikrai prašome suvesti kompetencijų platformą pakankamai tiksliai, nes ruošiantis ir šitam pranešimui, peržiūrint jau pateiktų žmonių dokumentus, pavyzdžiui, tikrai buvo pastebėta, kai asmuo į LICREX sistemą pateikęs darbdavio pažymą, kad nuo tada iki tada žmogus vaistinėje dirba ir yra įdarbintas kaip išplėstinės praktikos vaistininkas. Tuo tarpu prisijungus prie kompetencijų platformos, matosi, kad darbdavys tuo laikotarpiu yra pateikęs duomenis tik, kad asmuo yra įdarbintas ir dirba kaip vaistininkas. Tai ateityje tikrai ta informacija pagrindinė ir užskaitoma bus būtent iš kompetencijų platformos, bet ne iš darbdavių pažymų. Tai jeigu kompetencijų platformoje teisingai nebus suvesti duomenys, tai mes traktuosim, kad tas žmogus kaip išplėstinės praktikos vaistininkas nedirba, nors ir darbdavys bus išdavęs pažymą, kad jisai dirba. Tai čia žinutė darbdaviam, kad jau ir dabar, ir ateičiai tie duomenys kompetencijų platformai turi būti tikslus ir aiškiai nurodyti, nes tai yra pas jūs dirbančių specialistų poreikis.
Ir pagrindinės informacijos būtų gal taip, tada visus kitus klausimus atsakysiu, kurie kyla, matau jau ir pokalbių skiltyje. Tai tuoj pat tik tai dar keletas tokių bendro pobūdžio informacijos, tai kur ieškoti tos informacijos mūsų tarnybos svetainėje, tai kaip ir Urtė minėjo, mūsų puslapis, taip pat kam aktualu, galite prenumeruoti mūsų tarnybos naujienlaiškį. Pačiame puslapio gale, jeigu paspausite mygtuką prenumeruoti, tai jūsų elektroninį paštą ateis visos naujienos skelbiamos mūsų tarnybos internetinėje svetainėje. Ir kur ieškoti tos informacijos, tai galite ieškoti būtent meniu licenzijos, čia galite pasižiūrėti, ar jūsų licenzijos yra galiojančios ir kada išduotos. Taip pat labai skatintumėm naudotis konsultacijų robotuku, kuris įdiegtas prieš keletą mėnesių. Jis irgi pakankamai jau kokybiškai atsako į asmenų užduodamus klausimus. Ir taip pat detalią informaciją apie licencijuojamos veiklos priežiūrą arba licenzijų gavimą galima rasti mūsų skiltyje veiklos sritis ir specialistų licencijavimas ir spaudo numeriai, pasirinkus skiltį asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimas. Ir konsultacijos sveikatos priežiūros specialistams, tai čia galite matyti kontaktus, tai atskiras yra elektroninis paštas ir telefonas būtent dėl kompetencijų platformos, specialistų licencijavimo klausimais ir dėl pačių dokumentų teikimo per portalą, tai yra į Licrec sistemą. Tai tiek būtų mano bendros informacijos ir dabar tikrai labai kviečiu teikti klausimus, teikite gyvai, galima tiesiog dar kartelį pasiaiškinti, atsakyti, kad visiems būtų aišku. Ir iš karto gal tuo pačiu, kol pradėsit kelti rankas ir teikti klausimus, kviesčiau, jeigu reikia dar kažkokios papildomos informacijos, sakysim, kažkokiai mažesniai grupiai arba konkrečiai vaistiniai, kuris surinktų savo žmonės ir dar kartelį atsakytų jų klausimus, tai tikrai prašom susisiekti ir galima bus susiorganizuoti dar kažkokią mini konsultaciją, mažesnę ar atsakyti kylančius klausimus. Tai visada tikrai prašau, kviečiam kreiptis, diskutuoti ir stengsimės kuo aktyviau bendradarbiauti. Tai dabar laukiu klausimų. Tai šiuo metu pakeltų rankų nematau, tai gal Kristina, Aušra, gal čiate yra kažkokių klausimų, kuriuos Eglė galėtų atsakyti? Sveiki visi, tai aš į visus klausimus atsakiau. Kas kilo, tik pagrindas dar vienintelis klausimas buvo, kad jeigu į įmonę, tiesiog į vaistinę, kuri turi licenciją tai veiklai vykdyti, nėra pacientų, pavyzdžiui, 6 mėnesius, klausimas yra, ar jie turi kreiptis į instituciją ir informuoti. Tai atsakymas toks, jeigu pati įmonė neplanuoja vykdyti veiklos ir jie nusprendžia panaikinti licenciją tai veiklai vykdyti, tuomet jie turi kreiptis į instituciją ir tikslinti turimą licenciją, bet jei įmonė šiai dienai neturi pacientų ir bent nusprendžia laikyti kabinetą ir atsiradus tam poreikiu veiklai vykdyti pagal turimą licenciją, tuomet nieko neturi informuoti, nebent patikslins gerbiama Alina klausimą, gal yra dar kažkokios kitos aplinkybės ne tik dėl pacientų trūkumo, bet kaip rašo, dirba tik vienas darbuotojas, nėra skiepų, nėra pacientų ir jos klausimas, ar darbdavys turi informuoti institucijas, kad įstaiga nevykdo aktyvios veiklos. Tai šitoj vietoj gal gerbiama Alina gali patikslinti klausimą, kad galėtume konkrečiau atsakyti.
O šiaip į visus klausimus atsakyta, pasidalinti kontaktai, jei kažką dominsis ir elektroninis paštas, ir telefoniniai skambučiai, jau daugiau papildomų klausimų nebuvo. Taip, tai aš įjungiu mikrofoną Alinai, jau įjungiau Aliną, tai turėtų jums veikti. Tik jūs irgi pas save turite. Labą dieną, ačiū už atsakymus, ačiū už paskaitą šitą išsame, labai reikalinga mums buvo. Man daugiau klausimas buvo įmonė, tai darbdavys jis turbūt pats susižiūrės savo teisės, bet labiau specialistų, jeigu, sakykime, nevykdo ta įmonė tos veiklos šiuo metu, ar jam tai skaičiuojasi tą stažą vis tiek, jeigu tos tartis yra, bet neskiepė šiuo metu, ar ne? Tai jeigu jūs esate įdarbinta, kaip ir minėjau, bent tuo 0,1 ten etato ar kažkiek kaip tas išplėstinės praktikos vaistininkas, nes tam, kad įstaiga ir jūsų darbdavys turėtų tą licenciją, tai vis tiek turi būti bent vienas darbuotojas, kuris tas paslaugas nurodytas teikia, tai taip, jum ta praktika skaičiuosis, nes suprantam, kad tų besiskiepijančių gali ir nebūti, tai yra žmonių pasirinkimas, plus tai yra sezoniniai skiepai, tai pusę metų gali nebūti, kitą pusę metų kažkiek tai bus. Tai tiesiog svarbu, kad darbdavys pasirūpintų jumis ir parodytų, kad jūs bent kažkokią dalim esate įdarbintas, kaip tas išplėstinės praktikos vaistininkas. Ir viskas, ir tada jūsų ta darbo stažas tikrai skaičiuojasi. Ačiū labai už komentarą. Aišku. Gal dar kas nors, pakeltų rankų kaip ir nėra, tai jeigu turit klausimų, tai dabar yra proga juos užduoti, tiesiog tai reikia pakelti rankytę ir žinosiu, kam įjungti mikrofoną. Taip, Irena, tuoj minutę. Taip, Irena, galite užduoti klausimą, tik įsijunkit pas save mikrofoną. Labą dieną. Noriu paklausti, jeigu esu išplėstinės praktikos vaistininkė ir ketinu dirbti vaistinėje, kurioje nėra tų galimybių teikti tas paslaugas, ar čia turi darbdavys nurodyti vis tiek, kad aš esu išplėstinės praktikos vaistininkė, ar tiesiog vaistininkė esu? Tai ar čia darbdavys turi suteikti tiesiog progą būti ir tada įrašo, ar tiesiog jeigu aš dirbu vaistinėje, kurioje nėra tų paslaugų teikiamų, tai jau nebesu išplėstinės praktikos vaistininkė. Ačiū labai. Tai jūs šiaip esate ta išplėstinės praktikos vaistininkė tol, kol jūs turite licenciją. Tai, kaip suprantu, tas klausimas yra būtent dėl darbo stažo turėjimo ir darbo stažo patvirtinimo. Tai jeigu jūs dirbate vaistinėje, kuri, vaistinių tinklas, aš taip suprantu, ar vaistinė, kuri neturi išsiėmusi licenzijos būtent išplėstinės praktikos paslaugom teikti, visiškai neturi. Darbdavys apsisprendęs, kad jisai tų paslaugų neteikia, tai jūs kaip išplėstinės praktikos vaistininkas ir negalite būti įdarbinta kaip išplėstinės praktikos vaistininkas ir tas stažas kaip ir nepasitvirtina. Tai tokiu atveju jum ta galimybė, sakysim, tęsti savo tą licenciją, kad galbūt vėliau ar lygiagrečiai kažkur įsidarbinsit kaip išplėstinės praktikos vaistininkas, tai yra, kaip ir minėjau, tada tiesiog baigti pakartotinai tą 36 valandų kvalifikacijos tobulinimo programą ir tada jum ta licencija toliau tęsis. Jūs įvykdysit tą licencijuojamos veiklos priežiūrą. Taip, Irena. Tai tiesiog norėjau pasitikslinti, kad jeigu, pavyzdžiui, tinklas turi ar ne ten tų kabinetų ir panašiai, bet šiuo metu vaistinėje su tokioje, kuri yra, tiesiog neturi kabineto, tai ar
ar reikia, kad būtų papildomas tas įdarbinimas, ar ne, nu, tai ta prasme, tai veiklai. Jeigu kartais atsirastų, nu, tiesiog būna išvažiuomieji, ten tie vat skiepijimai ir panašiai, tai ar turi būti įdarbinimas atskirai mano licenzijos, ar taip aš suprantu? Taip, pageidautina, kad matytųsi, kad jūs esate įdarbinta bent nedideliu tuo darbo krūviu, kaip išplėstinės praktikos vaistininkas, nes žinom, kad jūs judate po tas skirtingas vaistinės ir mes tai užskaitom, tai tiesiog, kad matytųsi, kad jūs esate kaip išplėstinės praktikos vaistininkas įdarbinta. Dar atkreipiu dėmesį, kad, sakysim, tie 5 metai, tai jūs kažkokį tai laikotarpį galite ir apskritai nebūti įdarbinta ir nedirbti. Bet, sakysim, ten metus laiko nebūsit įdarbinta ir nedirbsit, bet jeigu kitus ten 3 metus ar pakaitom dirbsit, tai tada jums tas darbo stažas irgi užsiskaitys. Bet įdarbinimas yra reikalingas, kad matytųsi, kad jūs esate įdarbinta kaip išplėstinės praktikos vaistininkas, nes kitaip mes neturim kaip patvirtinti, patikrinti, kad jūs tikrai esate įdarbinta. Ačiū. Aš jei galima dar papildysiu dėl tų darbdavio pažymų. Iš praktinės veiklos, kadangi jo vykdomas išplėstinės praktikos vaistininkų priežiūra, didžioji dalis specialistų, kaip teikdami darbdavio pažymą, jie pateikė, kad dirba vaistininko pareigose ir dažniausiai gaunate elektroninį laišką, kuriame prašoma pateikti naują darbdavio pažymą, kurioje būtų įrašyta, kad jūs dirbote išplėstinės praktikos vaistininko. Tai labai prašytume, kad nedubliuotumėte tų pažymų, kaip jūs teikiat vaistininko licencijai, tas pačias nedėtumėt kaip išplėstinės praktikos vaistininko licencijos priežiūrai kaip privalomą dokumentą, bet tiesiog atkreipkite dėmesį, kad reikia patikslinti tą darbdavio pažymą, kad vykdote veiklą kaip išplėstinės praktikos vaistininkas. Taip, ar dar bus klausimų, pakeltų rankų? Ugnė. Prašom, Ugnė, galite įsijungti mikrofoną. Ugnė, jūsų negirdim, tai turite ir pas save tiesiog įsijungti mikrofoną, jeigu ką. Negirdim Ugnės, negirdėjom. Nepavyksta. Dabar kažką. Sakykit, Viena Ugnė kreipėsi į čatą dėl klausimų, kurį prašo dar kartą patikslinti, ar išplėstinės praktikos vaistininko pratesimui būtina Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 16 valandų mokami kursai ir tinka ir kiti kursai, kurie nurodyti, kad tinka ir išplėstinės praktikos vaistininkam. Tai atsakyta, gal gerbiama vedėja dar kažką papildys. Jo, tai tikrai tinka. Tikrai tinka. Tiek, kiek minėjau, jūs galite tą 16 valandų susirinkti taip, kaip jūs norite. Tiesiog tai buvo atkreipimas, labiau atkreipimas į tai, kad jeigu SMU to 16 valandų baigs asmuo, tai mes dar reikalausim tų papildomos tos 1 valandos, nes to 16 valandų nepadengia visų nustatytų reikalavimų. O jūs galite rinktis tuos pažymėjimus
kur norite, kaip norite, svarbu, kad tos programos būtų suderintos, kaip minėjau, su Sveikatos apsaugos ministerija ir būtų skirtos būtent išplėstinės praktikos vaistininkams, nes tikrai yra daug programų, aš žiūrėjau ir kompetencijų platformai, kurios yra skirtos tiek vaistininkam, tiek išplėstinės praktikos vaistininkam, tai jums tikrai papildomai kažko dar eiti, mokytis, jeigu jūs nematot poreikio, tikrai nereikia ir galite susirinkti kitais būdais tas, kas jums yra aktualu, patogu. Irena dar matau kelią. Tai Irenos matyt. Taip, tai labai dar norėčiau, atsiprašau, paklausti. Jeigu paims 16 valandų išplėstinės praktikos vaistininkam ar ne kelti licencijai, tai, ta prasme, tai neįsiskaičiuoja į vaistininko tą 120 valandų juk, ar ne? Tai reikia čia papildomų tų valandų. Jeigu jūs baigėt 16 valandų tuos mokymus Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, kurie yra skirti tik išplėstinės praktikos vaistininkui, tai į vaistininko licenzijos priežiūrą šitos valandos įsiskaičiuos ir jos papuls į tą 30%, kur yra bendrosios klinikinės specialybinės kompetencijos. Tai jeigu vaistininkui reikia surinkti 120 valandų, jeigu neklystu, tai 30% gali sudaryti būtent kvalifikacijos tobulinimo kursai skirti ne vaistininkui, o kažkam kitam. Jūs galite eiti tiek į gydytojų skirtus kursus. Tai šito 16 valandų jum įkris į tą 30% ir lygiai taip pat užsiskaitys ir vaistininkų. Nežinau, ar aiškiai paaiškinau, jeigu neaišku, tikrai klauskit dar kartelį, išsiaiškinam, nes su tais valandų skaičiavimais ir procentais tikrai yra pakankamai sudėtinga suprasti, tai tam ir darome šitą konsultaciją, kad jūs tiesiog suprastumėt, išsiaiškintumėt ir tada būtų aiškiau visiems. Tai Irena, ar aiškiai paaiškinau, ar dar kažką papildyti reikėtų ir tada matau dar rankų kyla. Tai supratau, kad ir į vaistininko kompetenciją įeina išplėstinės praktikos vaistininko kompetencija, ta, kuri bus jau suteikta, ar ne? Ar jūs kalbat apie pačias kompetencijas, ar jūs kalbat apie pažymėjimus? Apie pažymėjimus su valandom. Taip, užsiskaito, šiaip kaip ir rodžiau skaičiuoklį, visi tie pažymėjimai kaupiasi žmogui į vieną krepšelį ir pasirinkus atitinkamą licenciją, jie išsiskirsto į tam tikras grupes. Tai jeigu jūs pasirinksite licenciją vaistininko, tai tie pažymėjimai, kurių tikslinė grupė bus vaistininkai, jie sukris jum į klinikinės specialybinės kompetencijas, o tie pažymėjimai, kurių tikslinė grupė nebus vaistininko nurodyta, pavyzdžiui, tik bus nurodyta, kad tas kvalifikacijos kursas ir gautas pažymėjimas yra skirtas išplėstinės praktikos vaistininkui, arba gydytojui, arba slaugytojai, tiesiog jums įdomi buvo tema ir jūs nuėjot. Tai tas pažymėjimas su tom valandom jau sukris į bendrasias klinikinės specialybinės kompetencijas, kurių jūs galite surinkti 30%. Tai bendrai jie vis tiek sukrenta ir tinkami būna tai licenzijai tęsti, tik tiek, kad reikia žiūrėti pagal tuos procentus pasiskirstamus, nes tų neskirtų pažymėjimų, sakysim, vaistininkui gali būti nedaugiau kaip 30%. Taip pat matau kelią ranką Nataliją, tai aš Natalijai, taip, įjungiau mikrofoną, jūs pas save irgi turite įsijungti ir galite užduoti klausimą. Taip, laba diena, ar girdit?
Taip. Noriu paklausti, jeigu per 5 metus iki sekančio licenzijavimo mano stažas kaip IPV yra 1,5 metų. Tai kaip aš suprantu, tai mano licenzija bus stabdoma. Ir ar man reikės išklausyti naujai 36 valandų kursą, ar man per metus reikėtų dar pusę metų stažo datraukti? Kaip reikia elgtis tokiu atveju? Šiaip stažas yra skaičiuojamas būtent tam atsiskaitomajam penkmečiui, tai pagrindas yra tada jau 36 kvalifikacijos tobulinimo tas papildomas kursas, bet tiesiog teikia dokumentus ir vertinam individualiai, bet šiaip stažui patvirtinti, tada jau reikia būtent taip, kaip nurodyta teisės aktuose, 36 valandų kvalifikacijos tobulinimas. Supratau. Tas ne kvalifikacijos, bet ta papildoma programa, kuri būtent Iš naujo padengia reikia stažą, išklausyti. būtent padengia stažą. Nes jau kito penkmečio stažas jau eina į kitą penkmetį. Supratau. Ir va dar Aušra gal papildys, nes būtent jinai ir vertina jos. Taip, papildysiu, apibendrinant šitą klausimą ir dar 3 naujus klausimus. Tai taip, jeigu su darbo stažu nėra reikiamo stažo, tai privalo išklausyti 36 valandų imunoprofilaktikos pagrindai kursą. Tada buvo klausimas, kad jeigu žmogus per penkmetį turi pateikti dokumentus ir jis pateikė anksčiau laiko ir paraiška yra dar neperžiūrėta dėl kompetencijų platformų kylančių klausimų skaičiuoklės. Žmogui iškilo situacija, kad skaičiuoklėje iš vis valandų kompetencijų platformui nebuvo likę. Kaip tai galėjo atsitikti? Atsitikti galėjo, nes vienu momentu buvo techninės kliūtys, kurios buvo išspręstos dėl skaičiuoklės, tai buvo visiems rodė nulius ir šita problema buvo sprendžiama, tai buvo toks momentas. Kitas atvejis, kompetencijų platformoje skaičiuoklė, kol mes nesuvertinam, ne visą laiką rodo tikslias valandas, nes yra mūsų kaip specialistų dar nesuvertinti pažymėjimai ir tiksliai apskaičiuoti skaičiuoklė negali. Ir taip pat būna atvejų, kai rengėjai sukelia renginius ir išklausytus mokymus ir valandas ir būna ne visą laiką tikslingai surašytos tikslinės grupės ar klinikinės specialybinės ar bendrosios, bet mes visais atvejais kiekvieną pažymėjimą vertinam ir perskaičiuojam individualiai pagal jūsų kreipimąsi tos licencijos priežiūrai ir tikrai apskaičiuojam pagal tikslesnę informaciją, vertindami kiekvieną pažymėjimą tiek rengėjo įkeltą, tiek specialistų įkeltą pažymėjimą. Jo, ir aš dar gal iš karto matau, kad Ugnė klausia, prie ko priskiriami automatiškai įkritę į platformą sertifikatai, kurie tinka ir IPV, išplėstinės praktikos vaistininkam ir vaistininkam. Tai tie sertifikatai prisiskiria tiek vienai, tiek kitai licenzijai. Kai jūs pasirinksite išplėstinės praktikos vaistininko licenciją, tai jums jie sukris prie išplėstinės praktikos vaistininko ir rodys, kad jūs tiek pat valandų surinkote. Jeigu pasirinksite vaistininko, jie lygiai taip pat prisiskirs ir prie vaistininko licenzijos, prie klinikinių specialybinių kompetencijų. Tai čia vat ta skaičiuoklė ir ta platforma ir buvo tam, kad tiesiog žmogui nereikėtų, kaip dabar tų pačių pažymėjimų, kelti ir vienur, ir kitur, jie yra vienoje vietoje ir jie tiesiog pagal tikslinę grupę yra priskiriami, kad ir 5 licencijom. Tiesiog kompetencijų platformoje yra, kaip jūs pasirenkate specialistai licencijas, pavyzdžiui, yra rengėjų pateikta daug pažymėjimų arba jūs patys įkeliate. Kai atsidarote kompetencijų platformą, reikia pirmiau pasirinkti langelį, kuriai licencijai jūs norite pažiūrėti, ar vaistininko,
ar išplėstinės praktikos vaistininko. Ir antrą mygtuką, ką reikia pasispausti, tai vertinamo laikotarpio terminas, nes ten būna dažniausiai terminai iškrenta nuo tada, kada jums išduotas licenzija ir tada vertinama tikslingą laikotarpį, rodo kiekvienai licencijai atskirai. Ir kas įvyksta? Pavyzdžiui, jeigu įkeltas rengėjo pažymėjimas, kaip jūs sakot, kuris buvo skirtas vaistininkam 16 valandų ir jūs pasispaudėt langelį, kad dabar norit pažiūrėti, prie kurios tikslinės grupės jums tas pažymėjimas priskiriamas, tai kaip jūs atsidarysite langelį prie vaistininko licencijos, bus tiksliniai grupiai parašyta klinikiniam specialybinėm valandom priskiriama. Bet jeigu jūs tą patį pažymėjimą licenciją išplėstinės praktikos vaistininko atsidarysit, jau prie rengėjo pažymėjimo jums užsidegs langelis, bendrosios klinikinės valandos įskaitomos kinta tiesiog grupė, prie kurių tas pats pažymėjimas yra priskiriama ir prie ko bus skaičiuojamos valandos. Ir dar matau, Rūta klausia, va čia prie to pačio, kad ar tie 30% suskaito 1:1, tai taip. Tos valandos tiek, kiek jos yra nurodyta kvalifikacijos tobulinimo pažymėjime, tai jos niekaip kitaip nepersiskaičiuoja, jos taip ir nurodomos. Nebent jeigu jūs kelsite senesnius pažymėjimus ir pažymėjime nebus nurodyta apskritai, kiek tas pažymėjimas valandų suteikia, tai vat pranešime buvo, galėsit dar pasižiūrėti, tai viena renginio diena yra skaičiuojama kaip 6 valandos. Bet jeigu jau organizatorius nurodo, kad jūs per tą renginį išklausėte tiek tai valandų, tai tos valandos taip ir užskaičiuojamos, jos niekaip kitaip neperskaičiuojamos. Ar tai būtų klinikinės specialybinės kompetencijos, ar tai būtų bendrosios kompetencijos. Tik tiek dar reikia pabrėžti, kad iš tų valandų mes turim žinoti, kad pavyzdžiui pažymėjimas, jei buvo išklausyta 1 valandą, tai mes suskaitysim iš vaistininkų tą 1 valandą prie 30% bendrųjų. Bet pavyzdžiui, jeigu buvo pažymėjimas 8 valandų, tai mes tokias valandas maksimum, kiek galim įtraukti į 30%, yra 4,8 valandos, o visos kitos valandos jau kas viršplanis, jos nebus skaičiuojamos į 16 valandų, nes jūs negalite daugiau negu 30%, tai reiškia, iš jų tik 4,8 valandos maksimum gali tų bendrųjų klinikinių būti užskaitomos skirtų kitiems specialistam, vaistininkam, bendrosios praktikos slaugytojam ir visiems kitiem, jeigu nėra nurodyta išplėstinės praktikos vaistininkas. Taip, turim pakeltų rankų, matau Simona Mitkuvienė kėlė ranką, tai aš jungiu Simoną į mikrofoną, jūs pas save galite įsijungti ir užduoti klausimą. Sveiki, nežinau, gal praleidau, gal ne, o dar galit patikslinti, kai darbdavys veda kompetencijų platformoje darbuotoją, kuris dirba ir vaistininku, ir IPV tam pačiam filiale. Tai reikalingi 2 įdarbinimai, kaip išplėstinės praktikos vaistininko ir kaip vaistininko, taip? Taip, turi būti 2 įrašai. 2 įrašai turi. Taip. Ir dar žiūrėk, dėl tų pažymėjimų, to pačiu galit pasitikslinti. Bet labai dažnai būna pažymėjimai, kuriuose būna parašyta, kad vaistininkam ir išplėstinės praktikos vaistininkam vienam. Ar tie pažymėjimai, tas vienas pažymėjimas skaitysis tęsiant ir vaistininko licenciją ir IPV licenciją? Ar jūs vieną paimsit tik vaistininkui, o IPV ten eis per 30%? Abiems skaičiuosis, ar ne? Jeigu tikslinė grupė yra nurodyta, tikslinė grupė lygu tos klinikinės specialybinės kompetencijos 60%. Tai jeigu tikslinė grupė yra, kad ir 5 kvalifikacijos, tai visom tom kvalifikacijom užsiskaito tas pažymėjimas vienas. Nes vienas žmogus, kad ir 2 licenzijos, bet jis tobulinasi savo žinias ir tas pažymėjimas užsiskaitys jum ir vienai licenzijai, ir kitai licenzijai. Ačiū labai už patikslinimą. Tai noriu dar pabrėžti, jeigu galvojama taip, kad jeigu aš pateiksiu visus, pavyzdžiui, 10 pažymėjimų, kurie buvo skirti vaistininkam,
ir nei vienam pažymėjime nebus parašyta, kad tas pats pažymėjimas būtų kažkiek valandų ir išplėstinės praktikos vaistininkai. Tikrai visi pateikti pažymėjimai, kur tik tikslinė grupė nurodyta vaistininkam, tikrai nebus įskaitoma ir jums bus surašyti trūkumai, kad jums dar trūksta 10 valandų skirtų išplėstinės praktikos vaistininkam ir valandų, kurios skirtos lyderystė, smurtas, etika, vadyba, sveikatos priežiūros įstaigose, tokių valandų 1,6 irgi turi būti surinktos. Jau čia nepriklausomai vaistininkam, išplėstiniam ar kitiem, bet tokių valandų tas išskaidimas vis tiek turi matytis. Ir dar Urte mačiau, nežinau, Inga kėlė ranką ilgai ir gal... Inga, jeigu... Taip, kėlė ranką, bet po to nebekėlė rankos, tai jeigu Inga dar tebeturi klausimą, gali vėl pakelt ranką ir tada įjungs mikrofoną, nes čia šiaip ne viena Inga yra. Tai... Na, tai... Dar yra papildomų klausimų. Toliau žmogus klausia, ar dar yra platformos sutrikimai, nes valandos rodo 0, nors prieš tai buvo pakankamai. Šiai dienai tikrai mačiau, kad yra ir kreipiausi, buvau konkrečiai su išplėstiniais praktikos vaistininkais. O to yra klausimas, jeigu stažas nuo 24 balandžio 15, licencija 21 kovo 2, klausia asmuo, ar 16 valandų LSMU užtenka. Tai stažas tai yra ne pažymėjimais įrodymas, o darbdavio pažyma. Tai tada jų neužtenka, jei mes kalbam apie stažą turi įrodyti darbdavio pažyma, kuri būtų pasakyta, kad pavyzdžiui nuo 21 kovo 2 dienos, kada jūs įgijot licenciją, dirbate išplėstinės praktikos vaistininku iki kada ir bus skaičiuojamas stažas, čia jau nepriklauso kvalifikacinės valandos į tą klausimą. Aš dar gal truputėlį papildysiu, čia jeigu žiūrim, tai žmogui susidaro, jeigu iki 26 metų kovo 2 dienos, tai tie paskutiniai 2 metai trūksta nepilno mėnesio gal ar mėnesio. Tai iki mėnesio darbo stažo mes dažniausiai užskaitom, tai tiesiog turi būti pilnai atidirbti bent jau tie tikrai 2 metai ir jeigu ten truks pusės mėnesio, tai tada tų 36 valandų jau nereikalausi. Bet paskutiniai 2 metai, didžiąja dalim turi būti pilnai išdirbti. Taip pat klausimas yra, kiek supranta asmenys, kad nėra privalomos bendrosios klinikinės, taip jie yra teisūs, nes gali būti ir 90% klinikinių specialybinių, tada bendrų klinikinių visiškai nereikia ir reikia ne mažiau 10% 1,6 valandos neklinikinių specialybinių. Jeigu pažymėjime bus, pavyzdžiui, tiksliniai grupė vaistininkas ir išplėstinės praktikos vaistininkas, pažymėjimas bus 16 valandų, mes galim 90% priskirti prie klinikinių specialybinių ir žmogui reikės 1,6 valandų neklinikinių nespecialybinių, o bendrų grupė, tikrai bendrų klinikinių iškrenta grupė ir tai nėra privalomas dalykas. Tada klausimas, jei 5 metus esu įdarbinta kaip išplėstinės praktikos vaistininkė, tai VVKT manęs nevertins kaip vaistininko, tai kiek suprantu, nevertins jo darbo stažų. Nelabai, Inga, gal galėtumėt patikslinti klausimą, ar gerai aš suprantu, kad jūs klausėt, ar jūs visiškai nedirbat kaip vaistininkė, nes tai yra 2 skirtingos licencijos, mes vertinam išplėstinės praktikos vaistininką, VVKT vertina vaistininką. Tai gal... Ne, tai aš dirbu vaistiniai, kuris skiepija, tai dirbu viską. Tai sakykime, bet aš esu darbinta kaip išplėstinės praktikos vaistininkas, ar ne? Bet jūs įdarbinta ir kaip vaistininkė. Mano pareigos yra IPV. Tik. PVV, IPV ir taip toliau, bet yra taip.
Tai kaip ir farmacinės veiklos vadovas ir išplėstinės praktikos vaistininkas. Tai jeigu farmacinės veiklos vadovas, tai šiaip, kiek aš žinau, ta pareigybė užsiskaito jum kaip vaistininko, kaip darbo stažas vaistininkui. Ir tai jūs ačiū. tikrai, tai Nepa- jūsų kaip vaistininko licenciją vertins VVKT ir tada darbo stažą ir kvalifikacijos tobulinimą, o mes vertinam tik tai išplėstinės praktikos vaistininką. Tai išplėstinės praktikos vaistininko licencijos VVKT nevertina ir nepratęsia, jie vertina vaistininką. Tai Ačiū. jeigu jūs esat, nes tikrai, žinau, mes tiek, kiek bendravę su valstybinio vaistų kontrolės tarnyba, tai taip kaip ir asmens sveikatoj, taip ir vaistinių, ne tik įdarbinimas, ne tik vaistininkai. Tai vat kompetencijų platformoj tikrai gali nesimatyti jūsų įdarbinimo kaip vaistininko, tačiau valstybinė vaistų kontrolė tarnyba kai kurias kitas pareigas užskaitys kaip vaistininko veiklą, nes, vat ir ką jūs paminėjo, tai jūs dar turėtumėt pasitikslinti valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboj, bet ir tie, kurie dirba ten, nežinau, prekyba, nepaminėsiu, bet, žinai, ir kitos pareigos užsiskaito licencijos priežiūrai. Tai manau, kad jūsų atveju vertins ir jūsų tas pareigas užskaitys kaip darbo stažą kaip vaistininko. Bet kompetencijų platformoje gali jūsų įdarbinimo tiesiog nesimatyti, nes ten sukrenta tik tai tam tikros pareigos. Kol kas pakeltų rankų nematyt. Dar vienas klausimas, bet daugelis, kurie skiepija įdarbinti ir išplėstiniais praktikos vaistininkas, bet veikia pagal abi licenzijas. Ar tai čia darbdaviams užduotis tinkami darbo sutartis įforminti? Tai darbo sutartyje turi matytis abi pareigybės, pagal kurias įdarbinti. Ir antras dalykas, kompetencijos platformoje, kai jūs neteikite per licenzijavimo sistemą darbdavio pažymų ir galvojate, kad kompetencijų platformoje matosi visi duomenys apie jūsų įdarbinimą, tai kartais darbdaviai pateikia nepilnai išpildytus duomenis, tai neparašo, kokiom pareigom jūs esate, kad ir labai mažą etatų skaičių įdarbinti. Visur rašo, kad įdarbinti vaistininkais, o niekur nepažymi, kad įdarbinti išplėstinės praktikos vaistininkais ir mes tada vien kompetencijos platformos duomenimis negalime naudotis ir matyti detalios informacijos. Dėl to tai darbdavys turi aiškiai suformuoti ir įforminti jūs darbo sutartyse. Aš dar Aušrą papildant tikrai taip, nes kompetencijų platforma atsirado ir tam, kad būtų planuojami, skaičiuojami, matyti, kur tie specialistai dirba, kokiose pareigose, tiesiog tų specialistų planavimui, kokios paslaugos teikia, paslaugų apimtis. Tai tikrai yra prašoma darbdavių būtent teisingai suvesti tuos duomenis į kompetencijų platformą, kad aiškiai matytųsi, kokiose pareigose, kokiu darbo krūviu tas žmogus dirba. Ir jeigu jisai, kaip jūs minit, jeigu jūs esate ir vaistininkas, nes vis tiek praktiškai visi išplėstinės praktikos vaistininkai dirba vaistininkais, nes tai yra jų pagrindinis darbas ir tiek tų skiepijimų nuo ryto iki vakaro tikrai nėra, tai jūs visi dirbat vaistininkais, tik tai tam tikri jūs dirba dar ir tais išplėstinės praktikos vaistininkais, tai yra jeigu atsiranda žmogus ir jeigu toj vaistinėje yra kabinetas, tai atėjus jūs einat paskiepyti tų žmonių. Bet kompetencijų platformoje turėtų matyti, kad jūs esat vaistininkas įdarbintas ir kad jūs dar ir vykdote išplėstinės praktikos vaistininko funkcijas, tai yra bent maža etato dalimi esate įdarbintas ir išplėstinės praktikos vaistininku. Tai čia jau pareiga yra darbdavio. Kol kas daugiau klausimų kaip ir neturim, pakeltų rankų irgi ne. Dar
Kviečiu naudotis progą, jeigu dar kažkam kažkas neaišku, tai tikrai klauskit. Dar noriu informuoti tokį iš praktikos dalykų. Daugelis išplėstinės praktikos vaistininkų skambina, kai jie gauna laišką iš manęs su nustatytais trūkumais ir jie tą pačią akimirką negali papildyti trūkstamo dokumento. Tai informuoju, kad jūs visą laiką tą galėsite padaryti, tiesiog jum iš anksto suformuojamas trūkumas ir jum vėl iš naujo atidaroma byla ir tik tada jūs galite papildyti trūkstamą dokumentą. Kol byla dar nepapildyta, to padaryti negalite. Tai čia dienos, 2 laikotarpyje po trūkumo tikrai galite tą atlikti. Jo, aš dar tiesiog patikslinsiu Aušrą, nes tiesiog licencijavimo mūsų sistema, Licregas, veikia taip, kad Aušra suvertina jūsų pateiktą paraišką, nustato trūkumus, jinai suformuoja vertinimo pažymą ir kad jau jūsų neužmirštų, jinai jūs iš karto informuoja. Ir tol, kol aš kaip vedėja nepatvirtinu tos vertinimo pažymos, tiesiog nepasikeičia statusas iš vertinama į trūksta informacijos, o papildyti papildomus dokumentus vėl pateikti į sistemą jūs galite tik tai tada, kai pasikeičia ta statusas jūsų paraiškos, kad trūksta informacijos. Tai ką ir minėjo Aušra, gali prasikeisti tas informacijos jum pateikimas su statusu sistemoje, paros 2 laikotarpių. Tai tiesiog, jeigu jūs gavot pranešimą dėl trūkstamų dokumentų, prisijungėt prie sistemos ir nepavyksta pateikti, tai tiesiog nesinervinkit, o pabandykit pateikti kitą arba dar kitą dieną, arba gavę pranešimą, tiesiog ramiai kitą dieną prisijunkit ir pateikit. Taip pat, jeigu užpildyti prašymą ir negavote laiško ir klausimas yra, ar tai trūkumų nebuvo, tai yra, jeigu jūs užpildėte prašymą ir gavote automatinį atsakymą, kad jums licenzijos priežiūra įvykdyta, tai jau yra po viso įvertinimo, po direktoriaus įsakymo išleidimo, jūs gaunat automatinį pranešimą ir taip, tada jūs tikrai trūkumų neturėjote ir jums automatiškai buvo priežiūra įvykdyta. O jei matot, kad negavote automatinio pranešimo, kad priežiūra įvykdyta, tai jūsų paraiška dar nėra suvertinta ir tada laukite laiško su trūkumu. Šiaip tuos statusus visus, koks jūsų paraiškos statusas, jūs galite pasižiūrėti pakartotinai prisijungę prie licencijavimo sistemos, nes jūs kur pateiktuose dokumentuose matysit, ar tos paraiškos statusas, jeigu yra užregistruota, tai reiškia, jinai dar neįvertinta, jeigu bus statusas trūksta informacijos, reiškia, kažko tai trūksta ir jūs artimiausiu metu, jeigu dar negavote, tai gausite informaciją, ko trūksta. Arba jeigu statusas yra priežiūra įvykdyta, tai reiškia, nieko netrūko ir viskas yra tvarkoje ir ta priežiūra jau yra įvykdyta. Tai tie statusai keičiasi ir jūs galite pasižiūrėti, jeigu labai neramu. Ir dar viena informacija, kai pradedat pildyti paraišką licenzijuojamos veiklos priežiūrai, prašytume visą laiką atnaujinti savo informaciją asmeninę, tai yra konkrečiai elektroninių pašto ir telefoninių numerių naujausius duomenis, nes būna atveju, kada būna seni elektroniniai paštai, iki kurių dėl tokios priežasties nedaeina iki jūsų informacija. Kol kas kitų klausimų nėra, tai mes gal ir į pabaigą einam, ar dar reikėtų kažką pridurti?
Gal dar aš pridurčiau vieną dalyką, kad jeigu jums kyla kažkokių papildomų klausimų ir tam, kad jūs nesulauktumėt per nustatytą terminą atsakymų iš akreditavimo tarnybos oficialiai pateiktos užklausos, visą laiką galite susisiekti telefoniniu skambučiu ir jums iškart bus pagal jūsų vardą, pavardę, sutikrintus duomenis pateikta informacija konkrečiai jūsų atžvilgiu, kad jums nereiktų raštiškų atsakymų laukti, kreipiantis į akreditavimo tarnybą. Jo, ir aš gal tada, gal Andrius neužpyks, tiesiog, kadangi labai šaunu, kad domisi, prisijungiau prie kompetencijų platformos ir pasižiūrėjau, tai jūs klausėte dėl 16 tų valandų, tai dabar matau, kad jokių papildomų bent jau pažymėjimų kompetencijų platformoje nėra, tai jums pagal dabartinius duomenis trūktų tos vienos bendrųjų kompetencijų valandos, ką ir minėjau savo pranešime, kad tas 16 valandų nepatenkia tų 10%. Kad 10% yra 1,6 valandos, tai jeigu apvalinant, tai yra 2 valandos, arba tai vat jum trūktų dar vienos tos bendrųjų kompetencijų valandos, bet aš manau, kad jūs, kadangi rinkotės vaistininkui, tai tikrai turite, tai tiesiog arba į LICREX sistemą galite tą pažymėjimą įkelti, arba į kompetencijų platformą, kaip jum yra patogiau. O jeigu nėra nepraeitos tos valandos, kur vienos trūkumos, tai tikrai galit pasinaudoti nemokamais kursais apie korupciją, tai yra specialiųjų tyrimų tarnybos puslapyje, prisiregistravus yra mokymai apie korupciją, tai būtų neklinikiniais, nespecialybiniais kompetencijos grupiai priskiriami mokymai ir tiesiog pasinaudojus po 1 valandą, 1 valandos kursus išklausę, jūs pateiksit pažymėjimą ir tada jie bus nemokami. Tai galbūt ir galime baigti. Kaip galvojat? Dėkoju. Jeigu daugiau neturit klausimų, tai pranešimą ir įrašą gausit visi, tai dar galėsit pasidalinti ir tada labai prašyčiau ir jeigu yra įstaigų atstovų, tai pasidalinti ir su kitais darbuotojais ir tada paprašyti, kad jau mums patogiau būtų susijungti va taip valandai ir atsakyti gyvai klausimus, negu kolegų gauti, nes dėl to ir organizuojam šitas viešasias konsultacijas, kad galėtumėm atsakyti vienu kartu daugeliui, nes tiesiog neturim tiek žmogiškųjų išteklių, kad atsakinėti kiekvienam asmeniui elektroniniu paštu į tuos pačius kylančius klausimus, nes elektroninių laiškų gaunam tikrai labai daug ir klausimai tie patys, tai paprašiau atsakyti daugeliui vienu kartu, negu kiekvienam atskirai į tą patį klausimą. Tai naudokitės įrašu, naudokitės skaidrėmis ir jeigu dar ir kyla klausimų, tada susisiekit su manim ir susiorganizuosim kažkokį gyvą susitikimą, kur galėsiu, sakysim, vienos vaistinės tinklo darbuotojam, jeigu yra dar klausimų, atsakyti į kylančius klausimus. Tai dar jeigu, kelkit rankas, jeigu ne, tai tada pabaigsim. Aš dar irgi papildyti, jeigu galima, labai prašytume, kad kur savarankiškai keliate savo pažymėjimus kompetencijų platformoje, tai pasižiūrėkite, kad jie būtų už jūsų vertinamą laikotarpį, nes kitaip vertinant bus būsena neaktualus licenzijavimui arba nevertintas ir bus atmestas. Ir tiesiog prašytume tų pažymėjimų po kelis kartus to pačio pažymėjimo nekelti, nes tada vėlgi dubliuojasi ir ilgėja peržiūrėjimo laikas, kad peržiūrėti jūsų tuos pažymėjimus, nes juos reikia sutikrinti, ar jie nesudubliuoja, ar jie įeina į vertinamą laikotarpį.
Dėl įrašo tai aš pridurčiau, kad jisai bus įkeltas maždaug savaitės bėgyje arba kelių dienų, bet gali trukti iki savaitės maždaug, tai kad tiesiog turėkit omenyje ir tada visiems, kurie registravosi, bus išsiųsta paštu nuoroda. Tai gal kaip ir baigime, galima atsisveikinti. Taip? Manau, kad taip. Taip. Tai tada sustabdau įrašą. Ir tada